Portugalija neturės, kol aš gyvas, esu geresnio futbolininko nei buvo Cristiano Ronaldo, ir Europa gal nedidelis klausimas, ar turės, kol aš gyvas, aš nežinau, ar ateis laikas, kai mes į vieną lentyną ten dėsim Holandus, Mbappes, Jamalius, gal ir neteis, tai pagalvojus, kaip prasidėjo nuo 2004, nuo to Europos futbolo čempionato ir kokia buvo karjera per visą tą laiką, ir tiek rinktinėje, tiek klubuose. Aš bandysiu išlaikyti atmintyje Cristiano Ronaldo sprogstantį iš Manchester United, tą įvarčių mašiną nesustabdomą iš Madrido Realo, bet man labai sunku bus ištrinti iš galvos ir tai, ką aš mačiau pastaruosius kokius 4 metus. Cristiano Ronaldo kaip žaidėjas baigė karjerą rinktinėje 2022. Dabar 4 metus CR7 brandas dar būdavo aikštėje po 90 minučių. Ir į tai žiūrėti yra liūdna ir skaudu. Aš atvirai pasakysiu, juokinga kažkiek, bet tu išeini žaisti prieš Ispaniją 10-11. Ir kai jo fanai sako, kad aš jungiuosi žiūrėti rungtynės, nes čia Cristiano Ronaldo, aš dėl jo žiūriu, tai į ką jūs tiksliai žiūrit? Tas žaidėjas nebeegzistuoja. Idėja Cristiano Ronaldo nebent galvose jūsų egzistuoja. Žingsnius skaičiuojat, close-upų veido laukiat. Ką jis duoda komandai savo egzistavimo aikštėje 90 minučių? Nieko. Jo fanai sako, kad ant jo nesužaidė, visi Fernandešai nevešai blogi, treneris blogas, nes nesustatė kažkokios mistinės schemos, pagal kurią jis įmuštų 5 įvarčius. Taip neveikia futbolas, tu esi komandos dalis arba nesi komandos dalis. Mano nuomonė, jis gyvena savo gyvenimą aikštėj ir komanda bando žaisti futbolą aplinkui visą tai. Tai yra cirkas. Visiškas cirkas, 10-11, nežais su Ispanija iš pagarbos legendai už praeitį.